Vaiko planšetė. Badauskai. Telefonas keli naudotojai. Neveikia funkcija, Badauskai užblokavo ir įsilaužė vaiko planšetę. Telefonui leidžiama. Asistentas. Badauskai irgi užblokavę yra. Badauskai ir užblokavę. Šita funkcija turėtų būti naudojama, kada noriu, tada išjungiu. Jie yra užsiblokavę. Keli naudotojai, pažiūrėkit, keli naudotojai yra bent kelios funkcijos. Badauskai įvedė vaiko planšetę, yra net kelios funkcijos. Keli naudotojai. Ir viskas yra užblokuota. Kas svarbiausia, dar viena funkcija Smart Launcher, tai yra valdymas namų vaiko planšetei. Šitą funkciją leido panaudoti. Smart. Kaip matom, visos kitos funkcijos yra. Visos kitos funkcijos yra užblokuotos. Badauskams reikalinga yra funkcija tiek mano telefone, tiek vaiko planšetei. Kritinės padėties jie naudojasi ir intensyviai. FM radija, kurią Badauskai naudoja, irgi negalim jos valdyti. Visos funkcijos yra užblokuotos praktiškai. Keli naudotojų bent dvi funkcijos, tai yra dėl to ir Kaunas ir Vilnius, Kaunas ir Klaipėda naudoja būtent vaiko planšetę ir matom yra įvestos dvi. Tai yra visos sistemos, kurios reikalingos Badauskams, yra viskas užblokuota, negalime jų atjungti. FM radijai reikalingas mikrofonas. Aš jį turėčiau, kaip ir visuose kituose renginiuose, jis turėtų būti atjungiamas. Vienintelis, kas yra neatjungiama pas mūsų. Visų kitų žmonių telefonų įrenginiais mes bandėm tokį pat įrenginį ir tas pačias funkcijas atlikti, tai pas mus yra užblokuota, kitų asmenų įrenginiuose šitos funkcijos nėra užblokuotos. Kaip matom, negaliu net atjungti Google Play, man būtų nereikalinga. Norėčiau atjungti, kad neimtų energijos, jinai yra net nuotraukos. Yra viskas užblokuota. Ši funkcija nereikalinga telefonui. Va, kam Badauskams, dėl kokios priežasties reikalinga ši funkcija. Pažiūrėkit, kas yra leidžiama. Skaityti kontaktus, siųsti žinutės, saugyklą, telefono būseną, vietovę, Bluetooth įrenginiai. Tai va būtent, pasižiūrėkit, kiek leidimų yra duodama. Ir kodėl Badauskai būtent šitas programas užblokuoja, kad mes negalėtume atjungti. Va, šitiek leidimų yra suteikta Google Play parduotuvėje. Pas manęs leidimų ir truputį mažiau negu vaiko planšetei. Lygiai tokia pat blokavimą uždeda ir televizoriui.
Asistentas turėtų būti išjungiamas, bet kaip matom, neleidžia. Yra neleidžiama šitoms funkcijoms atjunginėti. Visur rodo, kad vyksta vartojimas. Visur, kas susijęs Bluetooth'ai, kas tik įmanoma prisijungti per nuotolį, viskas yra užblokuota. Telefonas tikrai, kad nereikalingas, galim jį atjungti. Badauskams reikalingas yra telefonas. Jie tą parodė, gali klausytis ir būtent keli naudotojai, būtent fotoaparatas, nes Badauskams ypatingai reikalinga šią funkciją, kiek pastebėjom, nes tai yra naudojama mikrofonas ir jie gali per šitokiu būdu susisiekti. Ši funkcija turėtų būti laisvai atjungiama, tačiau keli naudotojai. Pažiūrėkit, ką jie gali. Jie viską gali. Dėl to per mano vaiko planšetę yra naudojama nusikaltimams taipogi.